Sveiki, norime pristatyti Jums vaikiškus keturračius CF Moto C-Force 110 ir C-Force 110 Basic. Nors jie vadinami vaikiškais, tai tikrai nėra žaislai. Galima sakyti, kad šios serijos motociklai yra sumažintos didžiųjų keturračių versijos. Šie keturračiai pasižymi nepriklausoma dviguba A formos pakaba priekyje ir reguliuojamos apkrovos pakaba gale. Visus kelio nelygumus komfortiškai sugeria tepaliniai amortizatoriai. Pakalbėkime apie variklį ir saugumą, kuris yra svarbiausias prioritetas važiuojant keturračiu. Šie modeliai yra aprūpinti patikimu 110 kubinių centimetrų varikliu su Bosch įpurškimo sistema, kuri išvysto 4,7 kW galią ir pasiekia 45 km/h greitį. Todėl abiejose modeliuose įdiegti pilnai hidrauliniai diskiniai stabdžiai. Be to, abu modeliai yra aprūpinti magnetinė apsaugos sistema. Prie vairuotojo rankos tvirtinamas magnetinis raištis, kurį nutraukus nuo vairo variklis automatiškai išjungiamas. Motociklose yra įmontuotas 6,7 litrų degalų bakas, kurio tikrai pakaks netgi 2 dienų važinėjimui. Vaikams naudotis šiais keturračiais bus labai paprasta. Rakto pagalba patogiai jungsite degimą. Ant vairo esančių mygtukų įjungiami LED žibintai. Raudonas mygtukas įjungia kuro siurblį, o nuspaudus stabdį ir užvedimo mygtuką keturratis užsives. Keturratis turi ir garso signalą. Abu šie modeliai turi 3 pavarų padėtis – priekinę, neutralią ir atbulinę. C-Force 110 modelyje pavaros junginėjamos rankinės virtimi. C-Force 110 Basic modelyje pavaros junginėjamos kojinės virtimi. Norime atkreipti dėmesį, kad keturračių pavaros perjungiamos pilnai sustojus ir nuspaudus stabdžius. Dešinėje vairo pusėje yra akseleratoriaus svirtis. Priekyje esančio varžto pagalba galėsite lengvai apriboti akseleratoriaus svirties įsispaudimo lygį, taip sumažindami keturračio akseleraciją. Šiuos keturračius gali vairuoti visi vaikai, tačiau reikia atsižvelgti į jų ūgį. Pakalbėkime apie šių keturračių skirtumus. C-Force 110 yra tobulas komforto ir funkcionalumo derinys. Modernūs LED žibintai ne tik atrodo įspūdingai, bet ir užtikrina puikų motociklo matomumą. Skaitmeninis prietaisų skydelis rodo degalų lygį, odometro duomenis, greitį, pavaros padėtį ir kitus svarbius parametrus. Patogus rankinis pavarų perjungimas, o stabdžius galima valdyti 2 virtimis – kojinė ir rankinė. Sąsaja su mobiliuoju telefonu naudojant CF Moto Ride programėlę leis apriboti maksimalų greitį, per atstumą užgesinti bei užrakinti transporto priemonę. Taip pat programėlė su specialaus rakto pagalba galėsite nustatyti virtualią apsaugos ribą, kurią peržengus į mobilų telefoną gausite pranešimą bei keturračio variklis automatiškai išsijungs. Jei ieškote paprastesnio ir ekonomiškesnio modelio, C-Force 110 Basic yra būtent jums. Šis modelis neturi LED žibintų, nėra sąsajos su mobiliuoju telefonu ir skaitmeninio prietaisų skydelio. Pavaras perjungti reikės kojinės virtimi. Tai reikalauja daugiau pastangų, bet perjungimas nėra sudėtingas. Stabdžiai šiame keturratyje jungiami su rankinės virtele. Kodėl verta rinktis CF Moto vaikiškus benzininius keturračius? Jiems suteikiama 2 metų garantija be ridos apribojimo, išskirtiniai saugumo sprendimai, patikimas variklis su Bosch įpurškimo sistema, tvirtas rėmas ir patikima važiuoklė. Tai užtikrina, kad CF Moto vaikiški keturračiai tarnautų ilgai, o jų priežiūra būtų paprasta. Nesvarbu, kurį modelį pasirinksite, visi jie sukurti tam, kad suteiktų vaikams nepamirštamus nuotykius. O daugiau informacijos rasite cfmoto.lt. O kad vaiko kelionės motociklu būtų ne tik įdomios, bet ir saugios, susipažinkime su moto apranga, kuri užtikrins maksimalų komfortą ir saugumą. Pradėkime nuo svarbiausio saugumo elemento – šalmo. Šis lengvas, tačiau tvirtas šalmas apsaugo galvą nuo smūgių, o specialūs motokroso akiniai apsaugo akis nuo dulkių ir vėjo. Tačiau reikia nepamiršti ir kaklo apsaugos. Ji užtikrina papildomą saugumą kaklui. Dabar pakalbėkime apie kūno apsaugos.
kūno šarvai ir apsaugos sukurtos apsaugoti svarbiausias jaunųjų vairuotojų kūno dalis. Šarvams komfortą užtikrina elastinis orui pralaidus tinklelis ir nedidelis jų svoris, o galima rizika susižeisti sumažins alkūnių, pečių, stuburo, krūtinės ir kelių apsaugos. Norint, kad apsauginiai šarvai tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti off-road stiliaus marškinėlius. Jie skirti dėvėti virš kūno apsaugų, kad apsaugotų šarvus nuo purvo ir saulės kaitros. Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Norint patogiai važiuoti motociklu, patariame naudoti bekeliai skirtą aprangą, tokią kaip kelnės, striukės bei kombinezonai, kurie yra atsparesni dilimui ir papildomai apsaugo nuo vėjo, vandens ir šalčio. Komfortiškos pirštinės mažajam lenktynininkui leis patikimai valdyti transporto priemonę, užtikrins gerą ventiliaciją ir papildomą apsaugą. Paskutinė, tačiau ne ką mažiau svarbi aprangos dalis yra batai. Enduro tipo batai apsaugos motociklininkų blauzdas, kulkšnis ir čiurnas, o odinis batų paviršius užtikrins ilgamžiškumą ir apsaugos kojas nuo lietaus bei purvo. Pasirūpinkite vaiko saugumu ir leiskite jam mėgautis nuotykiais su CF Moto keturračiais.